Žinios 3. Paklausinėsim vieno bebro, kuris maudėsi Eglės sanatorijoje. Taigi, koks buvo vanduo. Šilts vandenėlis, supranti, žinai, tokį, kur Daną šiandien perpisom, tokį kaip kur balioną, blėt. Sprogo jo kiaušiai, nu, žinai, nukirpam su tokia, kur razetė. Nu, taip daugiau nieko. Su razetą nukirpo kiaušą. Pizda, čia reiks kilo turėt. Kiek tai rūčių turi ant kūnų? 3,5. O kokios išvardink 3,5? Raudona, ryža, juoda ir pusė. Tai kokio tipo, kokios formos? Raudonos. Tai neašinės spalvos, klausiau, tipo drakons, ten koks kirvis. Statula. Ir viso statula? Jo, raudonas. O pusė? Pusė tai kaip pusė, tokia putytė mergos. Per pusę? Per pusę. O į kirpyklų buvai? Ne. Tai kodi, apžėlis kaip Antans. Nu, kirpykla nebuvo, žinai, supranti. Neturėjau laiko, biškį, statulas dar gaminausi, bandžiau dar užsidėjęs, supranti. Biškį sveilinau ir nukritau ant žemės, ne kartą, žinai. Užsidėjau kokias 3 mėlynės, biškį kiaušį susiskaldžiau. Nu, žinai, nieko rimta. O kaip lietuviškas medis skanus bebrin? Nelabai. Tai kodi. O kokis pats skaniausias medis? Raudonas. O tai aš rūšės ten pušė, beržas, ąžuolas. Krūms. Ta krūms skaniausias. Tai ko užtrenki mano ežerą? Tai supranti, tu iš manęs tokią vieną žuvį nupysęs buvai. Mekšriukas toks, žinai, 3 centimetrų. Man žiauriai supykdėjo. Tai aš galvoju, blėt, pasikviesiu savo draugus bebrus. Ir, žinai, tau pizė tam ežero bus, žinai, per pusę. Tai kodėl per pusę? Galėjai mažiau pasiimt. Man tai irgi reik vietos. Vis tiek taigi plots, tai 2 centimetrai. Suprantu, man nepatinka turėti 1 centimetrą. Aš pasiėmiau daugiau. Tai geresnis 2 centimetrų, tu sakai per pusę, tu paimi tai 1 centimetrą. O ta daugiau. Supranti jį. Tai tu man čia meluoja, man nepatinka, kai man žmonės meluoja, tai aš žinok tavo užtvanką nugrėvus. Supranti, aš tau norėjau tokį, kaip bairį pasakyti. Tave šiandien perpjovė. Jo, pastebėjau, kažkaip kojas neslimpa. Tai ko dar pasakysi, koks lapas patinka? Lapas patinka? Nu, Raudonas? o tai tau ne per daug raudonas, tau gal mėnesinis užėjo. Ne, man mėlynesinės. Tai bebrams mėlynesinės. Nežinau. Tai kas tu bebras, ar ne bebras? Aš mėlynas paukštis. Tai tu tvenki, tai kaip tu gali tvenki, būt paukštis? Raudonas toks. Kas raudonas, sparnas? Paukštis. O tai kaip vadins kregždė? Mėlynas paukštis. Tai nauja rūšis? Of course. Tai ir anglų išmoka paukštį. Iš kur tokias žinias? Kurva reiškia kokį, maukia alų koks pirs. Bet sprant, nežinau. Tai kaip supratau, nežinai, ką reiškia of course. Reiškia raudonas paukštis, mėlynos rūšies. Sprant. Jo, aš suprantu, bet tai tavo vertims tai blogs yra. Of course. O tu žinai, ką reiškia of course? A lot of piece of shit? Ne. Kur reiškia? Pats nežinau, tu gal man gali pasakyti. Raudonas paukštis. Tai kad vis darau raudonis arba paukštis. Tai ko dar pasakysi be paukštis ir raudonas? Žinai, mačiau vakar bebris graužė tokį stulpą. Kurva nepasiskėm. Atgraužė, blėt, ten kurva kokių nahui erikių rad. Tai kaip dans gyvi lika, neiškrito. Abibi žino, ką tu man įsiklausi. Taigi tu su bebrais palaikai ryšius. Ne, čia žalis lapas palaiko su bebrais ryšius. A gali paklausti jo? Ne, jisai užsiėmęs, jis matai dročina kapankį. Jis dročina antį ar jis kaip dročina antį? Ar jis dročina kapantį? Ne, jis visus dročina, tu jam netrukdyk, jisai jau mėlyną užsiėmė vietą aparavą. Vartoji?
Ar vartoji? Tai aišku, kad vartoju tas grybus, kuriuo musmirė, blėt, vieną dieną išvidį, padžiauni ant radiatoriaus ir po kokių 3 savaičių, žinai, supūna tokie visa ir kaip tik būna. Ai, tai su sliekais būna, ne? Ne, būna be sliekų, bet supranti, būna tokie šlykšti ir nejauti to nuodų, nejauti, nemysti tada. Ir skonis koksai geras. Nu, toks skonis kaip kokio žalio bėbro. O tai ragavai žalį bebrą, kad žina. Ne, Tai kodėl sakai, kad žalia bebra, tai čia žalia bebra nėra, čia tik raudona veisis. supranti, toks jausmas, kad toks grybas, tokio skonio kaip, net nežinau, tokio kaip žolė sumaišyta su žaliu bebru. Tai betgi žalia bebra neegzistuoja, tik raudona yra. Tai supranti, jis įsigimęs, biškinis veiks, jis gimė ant pakrantės jūros. Ėskite ponas, paukštį mėlyną. Jį bandė pagauti toks smėlio audas, žinai, supranti. Nu, žinau. Aš supratau, man viskas iš karto aišku pasidarė nuo pirmo tavo žodžių, kad mėlyns buvo. Raudonis paukštis. Jūsgi mėlynus paukštis sakėt, o ne mėlyns. Raudonis. Gal jūs geriau nepirskit man protų, nes žinokit, viskas darosi tik sunkiau, kai jūs man pisat protą. Jūs geriau sakykit tiesą išviesiai, kad į koks jūs paukštis, ar ne paukštis. Koldūns? Raudonis. Supranti, ko jūs klausite ten, pakitokit. Ai, nieko aš neklausiu, tu man neklausai, tai čia apie savo koldūnus bazarinį. Supranti, aš kai tokį vieną išmokiau, tokį stiklainį alaus, tai man pradedu keist spalvą, supranti? Ai, nu suprantu, man irgi būna, kad daug vodkės įstumiu į... Ne, tik supranti tokį mažiuką 3 litrinį stiklainį, viskas, nieko daugiau. O ko vartoji, kokį stiklainį vandens? Žalią lapą. Žalių lapų. Aš irgi pasidarau žalės nuo žalių lapų. Labai greitai, greičiau nei nuo vodkės. Bet supranti, aš raudonis. Bet ir žalius tų pačių. Nu, šitą gerą žinią mes ir pabaigsime mūsų glebną video. Kažkas keisti? Įsigersikiu. Gerai, supratau. Viso fucking gero. Ką, blėt, spausnik, ne vėluos tu man čia.